Važiuojam į Štoką. Yra kemperių parduotuvė. Ten pardavinėja kemperius, mes patys tenais esam pirkę. Reikia parduotuvėje šiek tiek apsipirkti. Ir pafilmuosiu, kokie yra kemperiai, priekabos. Išvažiavam anksčiau šiandien, nes galbūt pateksime į vidų. Tai iki 2 valandų dirba, tai manau ir kemperiai bus atidaryta. Ir patiem įdomu pasižiūrėti, kas naujo, kas viduj. Ir jum parodysim. Aš biškai prisibijau. Tai va, atvažiavom į kemperių vietą. Aš čia matau, yra outletas, tai kokia išpardavimas. Gal gerai pavažinėtos mašinos. Dabar einam į vidų, didelė kemperių parduotuvė. Matau, labai daug kemperių. Dabar kemperių. Kur pradaryta, ten ir eisim pasižiūrėsim. Šiaip tai gal visos mašinos ir nebus pradarytos. Kai kurios tai ko gero taip. Birstneris 87 000 kaina. Einame į vidų pasižiūrėti. Laiptelis. Elektrinis. Čia kaip ir pas mus mygtuku valdosi. Dabar jau yra vairų, Fiatas, va tas užrašas visai kitokis. Sėdynės medžiaginės tai yra privalumas iš tikrųjų. Mes tai pirkom tipo odinės, dermantininės, tai po kokių 5-6 metų jos nuėjo. Tai medžiaginės yra geras dalykas. Kas dar? Lentynėlė. Lentynėlė lygiai tokia pati kaip ir buvo. Užsidaro lygiai tas pats. Praktiškai viskas. Gana didelis. Čia ganėtinai didelis liukas. Mūsų tai buvo mažesnis kur kas. Televizoriui. Pasikabyti televizorius važinėja. Bet pavyzdžiui, jeigu lovai gulėti ir televizorius, tai jis turėtų išvažiuoti ir apsisukti. Nu, gal dėl televizorius tai nėra patogu. Toliau lova. Lova ganėtinai aukštai. Tai turėtų kopitėlis užsidėti, kad jo užlipti. Ne kopitėlis. Stalčiukas įsitraukia čia pačiu. Ai, stalčiukas. Įsitraukia vienas stalčiukas ir ant jo užlipti. Ai, čia yra stalčiukas išsitraukia. Ir per jį užlipti. Toks stalčiukas va išsitraukia. Ir ant jo galima užlipti. Stalčiukas suleidžiu. Iš tikrųjų nėra patogu. Jis mažesnis, jis mūsų mažas, ko gero irgi. Nes jeigu vienas žmogus guli išilgai ir nori ar į tualetą, ar anksčiau atsikelti, tai reikia per kitą žmogų kirėblintis, pataikyti dar ant šios kojytės. Iš esmės gali labai numainuoti. Kas čia dar įdomaus? Čia yra apšvietimas, manau. Apšvietimas. Langas ir vienas ir kitas langas. Bet tu guli, manau, išilgai. Užsidaro, stalčiukai. Nu taip. Iš tikrųjų, patartina, jeigu du, tai labai patogu būna atskirai. Kriauklė. Kriauklė yra tokia. Jeigu pjausite, reikalingas didesnis paviršius, tai gali naudoti. Stalčiukai. Ai, čia atsilenkia. Čia reguliavimas, užsukimas dujų. Ko gero, šaldytuvas irgi gali naudoti dujomis. Jis mažiukas, viskas sumažinta. Kamera. Gali ko gero dujom, elektra. Nuo akumuliatoriaus važiuojant mašina gali veikti. Skydeliai naujoviški, tas naujoviškas tai tipo, senovinio tipo tokie, kaip seni laikrodžiai būdavo. Šildymas truma. Tai nuo dujų. Užeinam pasižiūrėti dušinė. Tai yra dušinė. Medžiaginė uždengi, kad vanduo nesitaškytų. Jau čia įdėta įranga, antena, satelitui, elektra. Čia yra satelitui. Ko gero, satelitas ant viršaus yra. Tokis birstneris.
Tai va, kur dabar buvom, tai čia yra Birsneris. 80 beveik 7 000 eurų kainuoja. Taip, Hymerė. Čia yra Kastenwagenas su pakelimu stogu. Kaina 84 700. Irgi 25 metų naujas. Ilgi 6 metrai, 3,5 tonos. Užeinam, pasižiūrom Kastenwagenas. Ten šiaip iš tikrųjų būna jie siauresni. Pasidėt kažką, man trūksta to. Kito kemperio staliukas pasidėti. 5 kg. Tai koks fiksavimas? Šiek tiek atlenki ir jis vienas ant kito užvažiuoja. Nu, man patiko Toks šitas. staliukas. Tai miegama dalis viršuje, laiptukais. Kopi. Tokia vieta. Dviese laisvai. Galima miegoti. Kas dar yra? Sėdynės atsisuka. Medžiaginės, tai yra, kaip sakiau, didelis privalumas. Staliukas atsiverčia. Kastenwageną. Toliau dujinė. 2 komfortkės ir kriauklė. Kriauklė greičiausiai kažkaip tai turėtų pasisukti, atsiversti. Nu, gan patogu. Iš tikrųjų. Užsidengė dujos stiklinis ir čia stiklinis spintelės, nedidukės, fiksatorius inspaudė ir tada atsidaro, dėl to, kad važiuojant neatsidarinėtų. Apačioj inspaudė, atsidaro. Čia sudėti šakutėm, šaukštam. Pati ir suvažiuoja. Pastūmiai ir suvažiuoja. Ir paspaudė, užfiksuoja, kad jinai pati neatsidarinėtų važiuojant. Pažiūrėjom, kas dar yra. Šaldytuvas. Labai mažiukas, viršuj kamera. Dar mažesnė, 2 porcijos ledų telpa. Ok. O žemai. Ko gero spintelė. Tai miegama dalis viršuj, kaip sakiau. Ir šičia dar galima miegoti. Ir galbūt, va taip skersai, gal ir gali miegoti. Spintelės. Toliau čia yra irgi kriauklė, ko gero įsitraukia. Čia ko gero ir kaip dušas gali veikti. Sugrįžti nenori. O kaip sugrįžti? Sukiši taip? Įdomi. Sukišai įstatėjai. Toliau tualetas. Čia ko gero aplinkui apsijuose, va čia yra rėmelis, kad vanduo netykštų į automobilį viduje. Toks Kastenwagenas. Siauras. Aš praleisdinėju, tai jau ir viena ir kita remiasi. Čia yra, manau, saulės baterijos. Saulės elementai rodo kiek voltų. 13,6 voltai. Keičiasi voltažas arba elektra pajungta jam, arba nuo saulės. Gal elektra greičiau, nes jei stogas pasikelia, tai nežinau, kur čia saulės baterijos yra. Ne, elektra pajungta, jo. Čia taip jisai pasikelia. Fiat Carrado, čia Carrado tai jis yra prastesnė kokybė. Tai dabar parduoda 7 000, tegu apvalino, buvo 70 000, buvo 71,5. Tai irgi 26 metų visiškai naujas. Automatinį greičių dėžė. Iki 3,5 tonų, 6 metrų ilgio. Užeinam į vidų, pasižiūrėsim. Fiatas irgi sėdynės pasisuka. Medžiaginės. Privalumas didelis.
O, kaip sunkiai atsidaro. Nu, Korado, jis tokias biški grubesnis, tokias prastesnės, manyčiau, kokybės. Viskas taip kvadratiška. Dvi dujinės, to pakanka. Čia atsilenkia, gan patogiai. Užlenkiai, uždariai. Ir važiuoja, ir tarškia. Jau gumą pamečiau, va čia, kur nesikiša. Jinai bus jau pamesta, dar nepradėjo važiuoti, o jau. Ir dabar imu už stiklo ir ganėtinai toks aštrus. Nu, šitai ne prastai padaryta. Galėtų užapvalinti bent jau čianais. Tai dabar gumytė iškrito ir aštrus kampai liko. Atsidaro. Nedidelis. Su savo kamera. Nu, bet kaip Custom Wagen, tai kaip ir tvarkau. Nu, čia stogas jau nepasikelia. Dušinė. Irgi užuolaidos užsitraukia. Užuolaidos yra remelis, kur užvažiuoja. Ta spintelė labai išlindusi. Iš tikrųjų daug vietos užima. Tualetas. Viskas tvarkoj. Push, tai reiškia paspaust, atsidaro. Nu, Custom Wagen jie dar siauresni ir vietos tikrai nedaug. Kojelė tokia. Nežinau. Biški tapornai viskas padaryta pigiai. Pigiai viską, ką be paimsi, tokis biški pigesnis variantas. Eim toliau pasižiūrėti, kas ten yra. Custom Wagenų tai iš esmės ne. Iš tikrųjų nusipirki automobilį, visada norisi didesnio. Taip, Laika 83 800, 25 metų, dizelis, automatas, ilgis 6,30 m, bet jo svoris yra sunkesnis, 4 tonos 200. Tai kaip Custom Wagenas, jinai sunki. Nu, pridėta, ko gero, ir medžiagos kokybiškesnės. Laiptelis platus, jau iš karto įeinant matai, kad jau medžiagų nepagailėta. Čia kažkaip tai nelabai. Taip, nu, čia standartas Fiatas. Toliau pasikelia stogas. Ir ten yra lova gulima. Nu, didelis privalumas. Taip, stogą paguldėjai. Čia aš matau. Atsidaryt gal galima išplauti. Ar kad ventiliuotųsi. Dujinė. Kriauklė. Čia jau rimtesnis padaryta. Bent jau iš dviejų dalių paklijuotas. Jis važiuodamas barškės. Po jais reikia kažką patiesti, nes važiuosinai jau tarškės. Taip, yra šaldytuvas. Mažiukai šaldytuvai. O, įdomi kokia dalis. Tai iš tikrųjų, tu čia gali atsisėsti. Ko gero stalas pasiguldo. Jo paspaudi, pasiguldo ir ko gero užsideda ant jos dar minkšta dalis. Ir tampa kaip miegama dalis. Tuolab Custom Wagenas, kuris yra mažesnis. Toliau. Čia matyti tualetas. Čia nereikia jokių užuolaidėlių. Čia durys užsidaro ir automatiškai užsidengia, gali maudytis. Irgi didelis privalumas, patogu. Rankena neišsitraukia. Vandens nėra. Nu, kokybė, bet jisai ir sunkus. 4,2 tonos, tai paprastam jau gal 3,5 tonos teisėm, gal jau vargiai. Man šitas patinka. Vilma sakė, Biursner Lizėjo patinka. Tai pasižiūrom. Kaina 81 400. Einame į vidų pasižiūrėsim. Taip. Sėdynės.
pirkime atrodo tokius fainus, dermantiniai, bet jos nueina. Jos nueina, po 5-6 metų išsidėvės, išsitrins dermantinas. Tai iš tikrųjų privalumas būna kaip medžiaga, visur dermantinas. Bandėm ir apvilkti, bet tą apvilkimą nuėmė ir matai, kad išsitrynė. Laikos geresni, būna pastiprinti laikos. O žiūrėjau tą Corrado, tai šitą patraukiau gumytį ir aštrus stiklas liko. Šitą gumytį iš karto iškrenta. Ir šiandien aš matau aštrus stiklas. Gumytį šitą. Iš karto išlėkė. Kastinvagenuose būna 2, o čia 3. Didelio pranašumo nėra, vis tik darai 2 dažniausiai. Taip. Čia yra stalčiai, stalčiukai. O čia stalčiukai. Tėkš, dar netaip lengvai atsisuka. Čia ko gero purinam vandenį atsukti, kažkas panašaus būna. Patys stalčiai suvažiuoja, paspaudė, užfiksuoja. Kas čia yra? Nu, čia irgi lentynos. Taip, dabar šaldytuvas. Šaldytuvas yra didelis. Šaldytuvas jo ganėtinai didelis. Su kamera. Šaldytuvas palyginus neblogas. DC tai yra nuo ko gero variklio, tai nuolatinė įtampa. Ir nežinau dar nuo ko. Labai didelis privalumas va tokios lovos. Atskirta. Vienas miega, kitas miega. Norint nulipti, tai paprasčiausia vienas kitam netrukdai. Nereikia karstytis per kitą žmogų. Didelis privalumas. Čia ir tualetas mane labai fainai. Taip. Jo, tualetas ir erdvės daug. Aha, kažkaip. Dušas, erdvės yra. Ir ganėtinai aukštai. Jeigu mano 1,80 m ūgis, tai čianais, manyčiau, apie 2 metrus aukščio. Jis labai aukštas. Jo, jis aukštesnis. Aš matau, iš šonų jis yra aukštesnis, nei pas mus čia. Jis labai aukštas. Čia standartas pagrindė. Taip. Čia standartas. Atsidarimas irgi išlikę tiek pat. Čia uždengimas, kad Lemputės važiuojančios, nutempiai. kad kaitinant neapdegtų gal nuo plytelės. Didelis privalumas, kad dujinė čianais. Nes jeigu dujinė būna čianais, duris pradarai ir pučia vėjas. Taip. Tai tipo užpūsdinėja, iš tikrųjų veikia. Čia šiek tiek toliau nuo durų, tai ko gero patogiau, jo bent jau neužpūsdinėja. O čia batų dėžės labai daug. Tai yra iš karto padaryti. Bet labai nedaug, Nedaug. keliam batam. Nu, čia batų porai vienai. Ja. O čia ko gero taurėm. O čia taurėm. Atvažiuoji kokią geroj vietoj, Taip. išsėmi į taures, Savo barelį atsidarė. savo barelį ir sėdėk čionais. Ilsėkis, kaifuok. Einam pasižiūrėsim į LMC. 74 000. Kaina. Metai jie nauji, manyčiau. 24 metų ant stiklo yra. Čia ko gero pigesnis variantas. Užeinam pasižiūrėti. Šviesios. Ir medžiaga šiaip sau. Sėdynės tai tikrai šiaip sau. Čia yra ne dermantinas, bet kažkoks tai. Medžiaga tokia. Tikrai šiaip sau. Iš viso viskas kokybė. Čia tai žisai, ne? Čia tikrai LMC. Kokybė matyt, kad prastesnė. Čia gamint kažką tai. Taip, žiūrom kaip su dujinėm. 3 komfortkės, 3 dujom. O, važiuos barškės. Kriauklė. Kami. Ir viskas. Nepasisuka net. Keistoka. Didesnio puodo
didesnį puodą norėsi išplauti, kaip tai išplausi. Mes tai pasidarom tokį aukštesnį ir kad iš aukštai, kad tu galėtai pakišti. O čia turi kreiptų jį. Keista. Taip. Toliau gulimo dalis, patogi, kaip sakau, patogi iš 2 dalių. Viena dalis, antra dalis. Ir tarpę galbūt gali sudėti ir trečiam atsigulti, jei su vaikais. Čia yra, atsidaro kažkokiu tai būdu. Taip, kažkas atsilenkia ir sudėti batam. O pelėm ten gerai gyventi. Batam. Tai tu šlapius batus ten sudėsi ar kažkokius tai, ką žinau, čia spintelės. Nu, vietos yra. Spintelės vienoj pusėj, čia matyti spintelės iš kitoj pusėj. Rozečių pridaryta. Kempingė, kai pasijungi, tai tu turi visą elektrą pakrovimo. Iš tikrųjų, tokių pakrovimų tai aš esu daugiau padaręs, prie lovų padaręs. Čia plastikas uždėtas, uždengia. O, kažkas tai keisto. Keistas LMC. Tikrai ne. Aš asmeniškai jį nelabai akcentuoju. Su dušu. Su dušinė. Dušinė plati, pakankama. Užsidaro, pas mus panašiai, šitas paima užsidaro, užsilanksto. Tualetas pasisuka, kad galėtai normaliai sėdėti. Spintelės. Spintelė irgi pakanka. Ir šiandien yra spintelė. Ir šiandien spintelės yra. Nu, išplanavimas jie labai panašus išplanavimai. Tais medžiagų kokybė. LMC kokybė prastoka. Tai Bürsner Campeo 4250 kg. Kaina 72 800. Ilgis 6,70 m. Ilgis jos. Nu, jis nėra labai ilgas. O matyt, kad elektra pakraunamas. Durys. Kažkokia tai medžiaga apvilktas. Keista. Šiukšlinė. Viskas tvarkoj kaip ir. Bet reikia kažkokį maišelį įdėti. Laiptelis. Ko gero net mechaninis, sakyčiau, ne, elektrinis. O, pasivažiuoja. Paspaudė. Pasivažiuoja. Gerai. Įeinam į vidų. Erdvu. Laiptelis ganėtinai aukštas. Bet aš iš karto remiuosi, aš turiu pasilenkti, aš galvas. Mano ūgis 1,80 m. Ta lova, ko gero, pasikėlė aukščiau, manyčiau. Negali būti, nes aš jau galvą atsitrenkiau. Čia, ko gero, parodyta, kad tai yra lova parodyta, jinai šiek tiek nuleista. Taip, sėdima dalis plati, tikrai labai didelė plati, patogi, jauki. Sėdynės yra pusiau dermontinis medžiaga, viskas tvarkoj. Pasižiūrėsim. Televizoriui vieta. Aš nežinau, kas žiūro televizorių, kas nežiūro. Pagal save sprendžiu, tai mes labai dažnai žiūrim. Aš atvažiuoju iš karto televizorių įsijungiu. Spintelė, didelė, drabužinė. Ir pakabyti yra. Aš čia vaikštau biškį prisilenkęs, nes lova nuleista. Toliau įeinam į tualetą. Viskas ok, platus, patogus. Dušinė, ko gero, irgi šičia užuolaidėlės užsidaro. LED apšvietimas, ko gero. Nežinau, kas spaudžiu, bet kokias mygtukas keistas. Tėvgi čia mygtukas. Nežinau, kas. Čia yra daugiau tokių. Čia, ko gero, šitas važinėja. Ok, čia kad, maudytis. Tu taip atlinkiai. Po dušo išsimaudė, okei. Dušo nereikia, užvažiuoja visas šitas. Jis ko gero užfiksuoja.
Ai, štai kai. Supratau, ką mygtukas užfiksuoja, kad nevažinėtų. Čia nelupsiu, nežinau. Ai, va, paspausti reikia. Kiekvieną kartą reikia žinoti, ką spausti. Visos naujovės tokios. Paprasta, primityvu, paprasta ir va, fiksuoja, tik reikia žinoti. Ganėtinai patikima. Virtuvė ganėtinai patogi, atsistoji savo erdvėjai, kriauklė didelė, dujiniai 2 visiškai pakanka, tau erdvė pasipjausit gali, ko gero dangtį uždėt gali, čia nais, kad būtų stalviršis didesnis, šakutės, peiliai, šaukštai, čia ir puodus galima sudėti. Patys stalčiais važiuoja. Aš pripratęs traukt per jėgą. Laipteliai. Kur laipteliais lipsim? Šiais laipteliais. Lipam, kad pamiegoti. Aš čia užsikabinu, man atrodo, ant šitų laipteliais užsikerėblinį viršų. Jisai nusileidžia kartu su šitom spintelėm ir gali miegoti. Ir netgi nusileidęs tu gali, ko gero, važiuoti. Iš tikrųjų, vairuotojai ant galvos jis neužvažiuoja. Jo, vairuotojas sėdi, šitas neužvažiuoja, nes kai kur būdavo, jis užvažiuodavo net vairuotojai ant galvos šitą lovą. Tai iš tikrųjų, kaip ir netrukdytų toliau. Čia ko gero vaikam. Viena miegama dalis, antra miegama dalis. Ilgis tai gan platus, 2 metrai, tikrai bus, jeigu nedaugiau. Nu, kaip ir okei, viskas liuks. Šaldytuvas didelis. Šaldytuvas, vat nežinau, DC tai yra nuo akumuliatorius veikia. Aš nežinau, ar jis nuo dujų veikia. Perjungimo negaliu pasakyti, čia modė gal nespaus, gal gali, vat negaliu pasakyti dėl šaldytuvo, ant ko jis veikia. O tokis biursnerglizėja. Čia kažkaip atsidaro turėtų, gal atsidaro, gal neatsidaro, nežinau. Ai, rankšluosčiam pakabyti. Matau, rankinai yra šlupu. Karado. 77,5 tūkstančio kainuoja. Yra Mercedesas, Himeris. Kaina turėtų būti graži, 117 tūkstančių. Jau televizorius yra dėtas. Opelė, ganėtinai aukštas. O, čia visai kitaip, Mercedesas. Automatas. Sėdynės medžiaginės, didelis privalumas. O sėdžiu ganėtinai patogu. Televizorius. Valdymo skydelis. Atsidaro. O, atsidaro. Vienas atsidaro per visą ilgį. Gal ir patogu, sunku pasakyti. Čia pavažinėti ir reikia tada pasakyti. Čia tai stipriai barškės. Kodėl jie tokius uždengimus daro? Ant gumyčių galėtų kažkokiu, taigi jis barškės. Taip, šaldytuvas didelis. Šaldytuvai, ko gero, standartiniai. Toliau spintelė didelė. Nuo uodų. Nuo musių uodų. Gan virtuvės dalis. Lentelė. Barškėjas. Jesas barška. 3, kaip ir neblogai. Barškanų pavažiuoji barškanų, patysėmis kažkokią medžiagą ar kažką tai. Čia irgi, ar ant viršaus kažką paguldai. Jam toliau miegama dalis labai patogi.
Jinai ko gero netgi užsidaro. Kaip jinai čia užsidaro. Ai, durys. Keistokai. Nu tikrai, durys užsidaro. Įeinam, miegamoji dalis labai plati, daug vietos, o miegama labai faina vieta. Užsidarai ir tavo uždara jau erdvė. Tai tualetas. Dušinės nėra, dušas ko gero atskirai. O dušas kitoj pusėje. Dušas kitoj pusėje. Būna patogu, kad garažai dideli susidėti visokiausiam daiktam. Aš galiu jį pasižiūrėti. Garažą. Ne, užrakytas. Iš tikrųjų, garažai dideli. Labai patogu visokiam susidėti didesniem daiktam. Himeris visiškai integruotas, kaina 97 500, iki 3,5 tonos, tai reiškia paprasta B teisės gali važiuoti, automatas, Fiat Ducato, 4 žmonėms skirtas. Jisai uždarytas, į jį patekti negaliu. Linija Concorde. Čia kaluška, tai kaip į... Nu tai. Tu laiktų savo. Ar keisti ant savo? Keiščiau. Ale bet kas jį vairuotų? Ai, tai čia kaip namai, čia štik vietos. Čiagi namai. Bet pažiūrėk, tualetas, kaip jis užsidaryti, nejaugi va taip ir atvirai ant tualeto pritupė. Taip, o ko? Kas o ko? Savi visi va čia užsidaro. Taip čia rankinėlė ko gero atsilenkia. Ai, nu. Ai, vis tik atvirai. Gal taip, gal ne. Bet kažko ypatingo, tai... Paprastas filmas virš 100 000 kainuoja, šitas 200 000, tu kaip sakais, 500 000 kainuos. Na ką? Kokias tau 200 000. Bet lova tokia tai nesmagi. Aš sakau, ypatingai kažko tai nieko nėra. O taip apsižiūra iš tikrųjų. Bet čia tai gal tas, nu... Erdvės daug. Erdvės daug, va gal tai erdvės. Čia priekinė dalis. Na. Čia jau keramikinis. Plasmasė tokia kaip keramika. Jau čia rimta. O čia kas kita kriauklė? Taip. Atbarškėtų, klausyk. Nu, va čia va labai fainas, tas priekis labai erdvus. Barelis iš karto. Čia iškart galima prisėsti. Barelis, koks ką tu barelis. Kondicionierius, matau, yra. Aš to barelio gal nenueičiau, čia sėdėčiau. Kokius skanėstų užkandžiau. Ilgą ranką iškišai, išsitraukiai, ko nori. Ir čia... O čia nieks nenusileidžia, ne, čia tik tai nenusileidžia. Ne, lovos nenusileidžia, ten tik tos tie yra. O čia žiūrėk kažkokį garsekalį, tai kas... Tai gal muzika, gal kažkokia yra. Aha. Žinai, erdvinis garsas būna kiekvienoj sėdiniai įdėta mikrofonas ir garsas ko gero geras skamba viduj. Ir baldėlinė. Ir baldėlinė. O kam čia toks uždengimas, pavyzdžiui, čia irgi kažkas turi būti. Ai, pasidėjote lentynėlę. Tai kaip? Nu, ką žinai. Tai kaina va 380 000. Pritaikyta 4 žmonėm, 3 litrai, automatas. Jo svoris 7,5 tonos. Tai norint tokį vairuoti, tu turi turėti jau kitas teises. Čia ko gero kaip fūrom, kaip autobusom. Eisim pasižiūrėsim, kas toj charizma. LED apšvietimas yra. Viršuj šviečia. Čia šiek tiek matau kitokias. Laiptai kiti. Tokiau ir įlipt. Ten laiptai specialiai. O nu, Ir čia visai kitaip. čia šitaip, čia smagiau. Čia smagesnis. Čia kaip prie autobuso, manau, sėdė. Kažkaip smagiau. Jis vienas dalykas šviesesnis, panelės. Nu, tai. Duoda dar ir dūmų.
Toliau virtuvės dalis. Barelis yra. Labai fainis tau. Labai patogu, kai gali va, taip apiplauti Jo. puodus. Aukštus gali pastatyti ir apiplauti. Dangtis keramikinis, plasmasė tokia kaip keramika. Kokybiška. Šiek stalčiukai, viskas yra jaučia. Jo, medžiagos geros. Žiūrėk, savo susidėti tokius labai patogus stalčiukas prieskonėm visokiam. Traukia, ventiliatorius yra. Musyčių pritraukė. Kondicionierius yra. Kondicionieriui reikia daug energijos. Ko gero šituose būna daug akumuliatorių. Tai yra orkaitė viršui. Kaip atsidaro, žinai? Čia paspaus kažką reikia. Ne, tai čia reguliuoja temperatūrą. Ai, kaip atsidaro, tai čia gal atsidaro, va. Sakau, labai patogu, kad va, atskirai ir šaldytuvas, Ir šaldiklis. atskirai šaldiklis. Didelis šaldiklis. Čia Taip, visiškai normalus šaldiklis. čia normalus tokis šaldiklis, jau gali kažką įsidėti. Labai neblogas, tarp kitko. Labai neblogas. Kriauklė didelė, patogi. Veidrodis. Spintutė tokia visai Bet nieko gali. atsidaryti, neatsidarai, tu turi pasukti ir tada atsidaro toks fiksavimas. Viskas kemperiuose yra su fiksavimu, kad važiuojant neatsidarinėtų. Tualetas irgi atviras, čia durys užsidaro. Dušinė. Erdvė šį yra. Čia jo, čia va, čia tokius... Miegama dalis. Ja. Nu, man tik tokia lova nelabai patinka, bet šiaip. Dvigulė lova. Bet ten buvo 4 vietos miegamos parodytos. Kur dar 2 paguldyti. Vienas ant kito, 4. Tokie himeriai. Pilnai integruoti. Pasižiūrėsiu, kiek kemperių stovi. Pusiau integruoti. Kur galėsiu į vidų įeisiu, parodysiu iš vidaus, kur negalėsiu, tai iš išorės papasakosiu. Biursneris Lineo 69 000. Yra didelė bagažinė. Biursneris kokybė gera, medžiagų kokybė gera. Kaina 62 500. 2 žmonėm. Ant Fordo, ne Fiato, čia yra ant Citroeno padarytas. Biursneris irgi 87 000, 2 žmonėm. Tenais galima matyti lovą, 2 gulimos, atskirtos jos, ne į vieną. Ilgis 7,40 m, teisės iki 3,5 tonos, tai B kategorija. Užlipdyta plomba kažkokia Biursnerio buvo 84 700. Biursner Lizėjo TD 736. Biursneris 4. Tai 23 metų 78 900. Automatinė greičių dėžė. Pasižiūrėsiu, ar uždaryti. Manau, kad jie bus uždaryti. Atidaryti daugiau būna prie... bliomba. Jo, jie uždaryti. Biursneris 84 700. Alkovenas. Čia dažniausiai būna dar viena gulima lova. Kaina jo 95 000. Irgi Biursneris Lizėjo. Taip, Limited 690, 23 metų, ilgis beveik 7 metrai, 6,98 m, B kategorija, kaina 105 000. Matyti, kad 2 lovos į vieną ir kitą pusę atskirtos. Čianais Biursneris 4 žmonėm pritaikytas, tai 3,5 tonos, B kategorija, 23 metų.
automatas, ilgis 7,17 m, tai jisai ganėtinai ilgas. 7,17 tai jisai ilgas. Jau netrumpukas. Čia ant Fordo 4 žmonėm Karado 77 769, 26 metų Ford Transit, mechaninė greičių dėžė, ilgis 7 metrai, B kategorija, iki 3,5 tonos. Karado, kaip matėt, kokybė prastesnė. O čia Karado Kovenas su bumbulu priekyje. Kainos nėra, o kita yra kaina. 67 000 ant Citroeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 miegoti, dideliai šeimai. Citroen Jumper, Citroen, 26 metų, mechaninė greičių dėžė, ilgis 660, B kategorija. 4 žmonėms skirtas, kaina 243, 26 metų, svoris 4 tonos 100, ilgis 6,5, automatinė greičių dėžė ant Mercedeso. Mercedesas ten pasikelia, irgi ko gero miegot galima. Pasižiūrėsim, man atrodo, uždaryta. Patekti nepateksim. Nu, jau čia mėgėjam tie, kurie daugiau važiuoja bekelėm. Himeris ant Mercedeso, jie brangus. 155 000, 129, 130 apvalinam. Tokios kainos, 137 000, 153 000. Mercedesas yra Mercedesas. Dabar integruoti, pasižiūrim, Himer. Mercedesas 145 000, 4 žmonėms skirtas, 4,5 tonos, tai jau B kategorija netinka, 26 metų. Eisiu pasižiūrėsiu, gal atrakyta, kuo aš abejoju. Užakyta. Tai patekti negaliu. Ne visi atrakyti, tik tais keli yra atrakyti. Tai čia irgi 4,5 tonos, 153 000, 4 vietos miegojimo skirtos, 26 metų, automatas, ilgis 7,19 m ant Mercedeso. Čia Himerė ant Mercedeso. Čia 139 000, svoris 4 tonos 430, 26 metų. Kitas Himeris 143 000, 4,5 tonos, o jau B klasė netenka. Perskaičiau B klasė, tiksliau B kategorijos teisės netenka. Per sunkus. Tai šitie pilnai integruoti, tai labai smagu su jais važinėti, tai pro langą tu visą panoramą matai, ar važiuoji kalnus, ar kažkur, tai visas vaizdas atsiveria. Nu, parodyta, kad šiandien išpardavimas, kažkoks outletas, kad čia gali būti išparduodama. Himeris 84 000, 25 metų, 3,5 tonos. Šia pusiau integruotas. Kaina iš viso 40 000. O kodėl 40 000? Neaišku, jokių duomenų nėra. Kodėl 40 000? 39 900. Ko gero pagyvenas. Nu, aš pažiūrėsiu, kelintų metų bent jau ant langų. Vienas. Tas vienas 2001 metų. Nežinau. Fiatas šiais naujesnis, pagal užrašą matau. Naujesni Fiatai va taip prašo dabar jau. 4 Corrado, 76 000, 26 metų, automatas, 3,5 tonos, ilgis 5,40 m.
Čia Mersas aukštas, 116 000. Himeris, 2 žmonėm skirtas. Mercedesas, Grand Canyon crossoveris, 116 000, 2 žmonėm, 25 metų, automatas matau, 3 tonos 800. Fordukas, 70 000. Laikos kokybė gera. Šitą tai žinau. Kaina 78 700, 3 suaugusiam ir vaikui, 3 tonos 650, ilgis 7 metrai, automatas, 23 metų. Integruotas visiškai, 123 000, 4 tonos 400, 4 žmonėm. Tai štai tokie kemperiai, kemperių kainos. Pasakysiu koordinates, vietą, kur galima rasti, atvažiuoti, pasižiūrėti. Ir nuo čia yra dar gal kokie 10 kilometrų netoliau yra dar didesnė kemperių stovėjimo aikštelė pardavimas ten. Ten, gal pasakyčiau, 2-3 kartus dar didesnė yra su savo parduotuvė ir su kemperiais. Čia sekančiam kartui parodysiu, nes dabar nuvažiuosim, bus uždaryta, netgi į vidų nepateksim. Tai dirbo tik tai iki pietų praktiškai, o šeštadienį vakarė viskas užsidaro, nepateksim į vidų. Tai sekantį kartą nuvažiuosiu ir parodysiu, kokios kainos. Jeigu patinka mano video ar pavyzdžiui kainos, kemperių kainos, kur galima rasti, rašykite komentaruose. Galbūt kažką daugiau akcentuoti reikia, ar kaip viduj, ar savo patirtį papasakoti. Rašykit. Jei patinka, dėkit like. Jei užsiprenumeruotumėt, būčiau dėkingas. Važiuojam toliau.